Visai neseniai pristatinėjome Extremo nuotykių ieškotojams elektrinį krosinį motociklą Aptom 8F. Šiandien turime kiek kitokį variantą, bet taip pat labai galingą DAI Motor Etor 6.0B elektrinis motoroleris. Taigi apie Etor 6.0B yra papasakoti daugą. Vienas dalykas pagrindinių, tai kad jis yra pilnai legalus važiuoti keliais, yra registruojamas regitroje, modelis turi sertifikaciją, tai jokių problemų turėti reikia AM kategoriją arba B kategoriją. Galingas variklis, 4000 vatų, taip pat labai talpi, 60 voltų, net 50 ampervalandžių ličio baterija, su kuria nuvažiuos net iki 120 km. Standartinis gamyklinis greitis yra 45 km per valandą, tai dviem žmonėms skirtas važiuoti motoroleris, plati sėdynė, štai kojam susidėti tiek gale esančiam keleiviui, tiek priekyje vairuotojui. Tai tikrai labai stabiliai važiuojantis motoroleris. Pažiūrėkite, priekinis ratas, diskas yra 17 colių, tai nuo tokis pats eina DAI Motor E1 motocikluose. Stabdžių diskas didelis, stabdžiai tikrai yra labai geri. Galinis ratas yra 13 colių, tai plati padanga gale, priekį 17 colių siauresnė. Tai be abejo, LED žibintai, tiek priekyje gražiai šviečiantis ir gerai šviečiantis naktį žibintas, gale LEDinis žibintas, taip pat turime LED ekraną, kuriame matysite tiek savo greitį, nuvažiuojamą atstumą, baterijos likutį, kitus parametrus. Kas labai svarbu, iš karto komplektacija atvyksta su galinė daiktadėžė, laikiklis daiktadėžiai. Kaip minėjau, šis motoroleris tikrai labai komfortiškas. Puikia amortizacija tiek priekyje, tiek gale. Galinis amortizatorius yra reguliuojamas. Taigi su šiuo žvėriuku riedėsite tikrai komfortiškai ir su vėjeliu. Na kągi, mielieji, apibendrinant, tikrai vertas jūsų dėmesio, galingas, komfortiškas motoroleris. Test drive'ą darysim šiek tiek vėliau, pažiūrėsime jo galimybės. Kas norite išvysti anksčiau, atvažiuokite į Druskininkus, Vilniaus alėja 34, arba galite įsigyti electricrai.lt, atsiųsime kurjeriu nemokamai tiesiai į namus.